turėsime ne tik teorijos, bet svarbiausia praktinių užduočių, nes, kaip žinote puikiai, tai, ką išgirstate ir vis tiek nieko nedarote, taip ir lieka išgirsta. O kai imame tai integruoti į savo kasdienybę, kai imamės veiksmų padėti savo atlikti tam tikrus namų darbus, kurių yra ir malonių, ir sudėtingesnių, įvairių yra, visai kitaip jaučiamės, o kai visai kitaip jaučiamės, labiau savim pasitikim, kai stengiamės dėl savęs, tai ir išorinėme gyvenime, išorinėje aplinkoje pastebime pokyčių. Kol kas kurse susirinkę dalyvių, kurie mane jau daugiau ar mažiau pažįsta. Pirmą savaitę mokysimės įsiklausyti į save, pastebėti, kas tas aš esu ir kokios nuostatos, įsitikinimai vyrauja mano gyvenime, kad aš renkuosi vienokius ar kitokius sprendimus, pasirinkimus darau tam tikrus ir gyvenu taip, o ne kitaip. Turiu tokį rezultatą, o ne kitokį. Ir jeigu noriu truputėlį geresnio rezultato gyvenime, vadinasi, ir kažką kitaip turiu daryti. Tačiau daryti nepakanka, kaip žinot, nekeičiant mąstymo, o keičiantis tik per veiksmą, gyvenime niekas nesikeičia. Vis tiek atsidurime į tą patį tašką ir kol nekeičiame mąstymą, kol nekeičiame nuostatų, kurių prisirinkome nuo pat vaikystės, dėl to, kad mus ir auklėjo tėvai ir sakė taip daryk, taip nedaryk, taip galvok, taip negalvok, taip elkis, taip nesielk. Taip pat ir mokyklose buvo mokomi laikmetis, savo taisyklės irgi perša standartus, šablonus. Tai kad atskirtume vis dėlto, kas tas aš yra iš tikrųjų ir kokie priedai našta yra sukaupti per visą tą gyvenimą, kokių tų priedų yra, kokių tų naštų, kurias kiekvienas galime nusimesti kaip iliuzijas, kaip nerealius kokius lūkesčius, tai vad kaip juos atpažinti ir kaip identifikuoti, kad žinotume, kokioj esame šiuo metu padėty, situacijoj, būsenoj, ko mūsų gyvenime šią akimirką yra daugiausia, nes pagal tai galime pasakyti, kokios vertybės mums yra prioritetas. Nes atkreipkite dėmesį, kad dažnai žmogus sako, man vertybė yra šeima. Bet šeimai laiko arba neranda, arba randa labai mažai. Tai kaip jums atrodo, kur čia prasilenkimas, kodėl taip yra? Tai vad, kad nustotume save apgaudinėti ir kad rinktumės mums palankius sprendimus, veiksmus, būsenas, su visom pasekmėm, o ne tai, ką mums siūlo išorinis pasaulis, o dabar, kaip matom, labai siūlo ir baimės, ir neapykantos, ir smerkimo, ir nerimo, ir ko tik tai dar nori. Galvodami, kad apsisaugosim nuo to, jeigu priimsim šitas būsenas, labai apsirinkame, nes visos tos pasekmės ir nerimas, ir apatija, ir depresijos, ir panika užvaldo mūsų kasdienybę. Nes panika, pavyzdžiui, trumpai tariant, kas tai yra? Kai mes įsivaizduojam, kad galim pakeisti tai, ko negalime pakeisti, mūsų kūnas išsigąsta. Pavyzdžiui, mums kas nors nepatinka kokia nors situacija gyvenime. Ir kai mes būtinai norime, kad būtų kitaip, bet ne mūsų jėgoms tą pakeisti, bet mes įsivaizduojam, kad norėtume, kad būtų kitaip. Ir mūsų kūnas į tą mintį sureaguoja. Jis prisiima atsakomybę, kad aš noriu kažką pakeisti, ko negaliu pakeisti. Ir prasideda panika, todėl kad kūnas negali pakeisti to, ko negali pakeisti. Vienintelė išeitis, kuri lieka, kokia? Priimti visą taip, kaip yra. Ir pagalvoti, o ką aš
galiu padaryti arba už ką aš galiu prisiimti atsakomybę. Todėl dieta, informacijos dieta, ypač šiais laikais, kai aplink labai daug ir dezinformacijos, ir neigiamos informacijos, labai prisimkite atsakomybę, ką žiūrit, kiek žiūrit, kada žiūrit, ko klausot, kaip reaguojat ir taip toliau. Tai nereiškia, kad turite atsiriboti nuo informacijos, kuri jums rūpi, ar bent viena ausim norite išgirsti, kas vyksta pasaulyje, tačiau nereikia to suabsoliutinti ir gyventi savo gyvenimą. Rūpintis tuo, ką pakeisti galite. Pridėsiu sąmonės žemėlapį, kas dalyvauja mano stovyklose, tai žino, kas tai yra. O kas dar nedalyvavo, tai turėsit savo kaip tokį žemėlapį, kuriame galite pasižiūrėti, kokio sąmoningumo lygio esate jūs. Nes susijusios būsenos, emocijos parodo, koks mūsų sąmoningumo lygis vienais ar kitais atvejais. Kaip mes suprantame gyvenimą, kaip mes žiūrime, kas yra, Dievas, gamta, visata, aukštesnės jėgos. Ar mes visko siekime vis dar per jėgą ir kovojame, bėgame, veikiame, darome, nes veiksmo žmogus yra tas, kuris kovoja, vis dar įrodinėja. Veikimas tai nėra dar viskas. Tai apie tai kalbėsimės. Todėl dabar plačiau neišsiplečiu. Didžiausi stabdžiai ir norint pirmiausia turėti gražų santykį su savimi, taikų santykį, darnų santykį su savimi ir visata, aplinka, šeima ir visu tuo, kas jums yra svarbu. Tai baimė, sielvartas, godumas, apatija, gėda, kaltė, išdidumas. Tai yra tos pagrindinės sąmoningumo lygmenų, tos emocijos, kurios stabdo gausą įvairiose lygmenyse. Ir tik tada, kai jau išdrįstame, nes drąsa yra didžiausias talentas, daug pasiekę žmonės, klestintys žmonės, vidiniai ramybėj gyvenantys žmonės, sėkmingi žmonės, jie išdrįsta padaryti tai, kas mūsų stabdo. Baimės pojūtį turime visi absoliučiai žmonės, tačiau ne visi renkasi leisti užvaldyti baimiai, ne visi renkasi baimę, kiti renkasi drąsą ir aukštesnio sąmoningumo lygmens emocijas, tai būsenas, tai yra ir priėmimą, ir džiaugsmą, ir ramybę, ir dėkingumą, kurio labai aukštos vibracijos. Harmoningo gyvenimo paslaptis ir yra viena iš tokių svarbiausių esminių kertinių savybių ir yra vidinė ramybė, nepaisant to, kas vyksta išorinėme pasaulyje. Tai yra, kai gebame priimti visą tai, kas vyksta, nevertindami to, nesmergdami, tiesiog priimdami, kad taip vyksta būtent taip. Ir ne mums spręsti, kodėl taip vyksta, nes to didžiojo paveikslo juk mes vis tiek nematom, ar ne? Ką mes galim padaryti, tai pasirinkti, gyventi savo gyvenimą. Jeigu mums ramiau kažką pasiruošti, susiruošti, mes taip ir padarom, bet neįkvojame energijos panikai, nerimui, tai yra toms emocijoms, kurios neprideda mums gyvenimo džiaugsmo, kurios kaip tik trikdo mūsų vidinę ramybę. Viskas, ką matot, ką girdit, ką liečiat, ką žiūrit, ko klausot ir taip toliau, yra informacija, tai yra energija. Ir energija, jeigu aš žiūriu kažkur ar ne, tai aš juk įkvoju savo energiją. Todėl ir sakau, žiūrėkite, ko klausot, ką žiūrit, ką veikėt, ką glostot, kam dėmesio skiriat, kam neskiriat, kam galbūt net ištaškot. Ir kai skundžiatės, pavyzdžiui,
kad energijos trūksta, tai pažiūrėkit, kur jie ištaškot. Neįgymas kitų žmonių tokių, kokie jie yra, kai labai labai norim juos būtinai pakeisti, kad būtų kitokie, vat, pagal mano supratimą, kad arba gyventų kitaip, pagal kitokį vat, supratimą. Vat, pasirinko destruktyvų gyvenimo būdą, tai ne, aš vis tiek noriu įkišti savo trigrašį ir atsistoti į Dievo poziciją ir sakyti, ne, tu turi gyventi kitaip. Aš tik savo pavyzdžių galiu įkvėpti žmonės, taip pat kaip ir jūs, tik savo pavyzdžių ir meilę galiu įkvėpti žmonės, kaip gyventi kokybiškiau ir geriau. O nurodinėjimas einantis iš trūkumo, kad ne iš meilės, o iš trūkumo, nes man gėda, kad mano ten kokie nors artimieji pasirinko vienokį ar kitokį gyvenimo būdą. Man dėl to nepatogu, kelia rūpesčių ir taip toliau. Žodžiu, tas merkimas, kai einame iš trūkumo ir norime kitus pamokinti, kaip gyventi, mums patiems atsisuka bumerangu. Mes kitus merkdami, apkalbinėdami, prisiėmame dalį jų rūpesčių. Tai va, tai ir vadinasi, turime per daug laiko neskirti savo. Žmonėse ieškokime ne skirtumų, o panašumų. Nes panašumai mus jungia. Eidami gatve, atkreipkite dėmesį į kiekvieną žmogų ir galbūt net ir bus daug žmonių, kurie jums nepatiks, ar ten bus netaip apsirengę, ar ten netvarkingi, ar ten kokie matosi, kad mėgstantis išgerti, ar ten šnekantis nesąmonės, ar triukšmaujantis ir taip toliau. Ir pasižiūrėkite, kokių panašumų turite. O tie skirtumai, kurie jūs erzina kitose žmonėse, tai, kas jums nepatinka, jumyse, irgi verta susirašyti ant atskiro lapo visas tas savybės ir pasižiūrėti, o kokiųgi aš dalelių nepriimu savyje. Ir kai priimame ir tas atstumtas dalelės, mumise padaugėja energijos, todėl kad tos atstumtos dalelės yra mūsų atstumta energija. Absoliučiai kiekvienas pojūtis, kiekviena emocija turi savo funkciją ir prigimtį. Įsivaizduokite, kad esate radijo imtuvas, o programas junginėja jūsų protas. Tai, kokias programas įjungia, mūsų kūnas reaguoja. O kas yra mūsų kūnas? Mūsų kūne yra emocijos. Ir jų ignoruoti nevalia. Nereikia bijoti savo norų, nes per norus, kai jie išsipildo, mes patiriam save ir kitą kartą jau matom, ar to vis dar norim, ar ne, nes išsipildo tai su visom pasiekmėm. Mano, pavyzdžiui, didžiausia vertybė yra vidinė ramybė, nes laimė yra kintamas dalykas. Tai jį būna, tai nebūna, kaip ir banga, tai pakyla, tai nusileidžia. Ir tai yra nei gerai, nei blogai, taip tiesiog yra. Gyvenime pakilimų ir nusileidimų tiesiog būna. Ir tai nėra nei gerai, nei blogai. Tiesiog reikia priimti tai kaip faktą, nes taip yra. Ir vidinė ramybė man yra didesnė vertybė negu laimė. Kartais būnu laimingesnė, kartais mažiau laiminga ir tai nekeičia mano vidinės ramybės. Mūsų išorinė sėkmė, aplinkybės pirmiausiai priklauso nuo vidinės mūsų būsenos, nuo vidinės atsakomybės. Už mintis, už jausmus, už įsitikinimus, už pasąmonės tas programas, tas nuostatas, pagal kurias mes gyvenam ir viską renkamės. Tai priklauso nuo mūsų vidinės atsakomybės. Ar mes mokame prisijimti atsakomybę už tai, kaip jaučiamės, kokias būsenas priimame į savo gyvenimą, į save, ar mes užgniaužime ar neužgniaužime savo emocijas, ar leidžiame savo jausti, nes ilgai dirbdami, sunkiai dirbdami, nepailsėdami, mes taip atbukinam savo kūną, taip atbukinam savo jausmus, kad ilgą laiką paskui reikia, kol atsigaunam, kol išsimiegam, kol vėl pradedam jausti save, praeina nemažai laiko. Ir tai nejuokinga. Mes esame verti išsimiegoti, bent išsimiegoti pirmiausiai. Jau vien tai atneša adekvatumą ir adekvatesnės reakcijas. Nes kai esame pervargę ir
linkstame tada labiau pataikauti kitiems, kelti ant piedestalo kitus žmonės, jie tada mumis manipuliuoja, valdo mus ir taip toliau. Nes tai, ką mes užkeliam ant piedestalo ir kuo labai labai žavimės, tai iš tiesų galvojame, kad mums tų savybių trūksta. Žinoma, mes jų galime išmokti arba tiesiog pastebėti, kad mes jų irgi turime. Tik tai neleidžiame joms išsiskleisti. Tai išorinė atsakomybė, tų išorinių atsakomybių nuo pat vaikystės mes turime pilną. Tai yra visokios pareigos, įsipareigojimai, visokios taisyklės. O vidinė atsakomybė, tai yra, kaip sakiau, prisiimkime atsakomybę už savo jausmus, už tai, kaip jaučiamės, kokios emocijos vyrauja mūsų gyvenime, kokios nuotaikos vyrauja mūsų gyvenime, kokios mintys mus lanko. Kuo žemesniuose dažniuose būsim ir kuo labiau nusiminę būsim, tuo ir mintys bus labiau temdančios ir tempiančios žemyn. Kaip prisijimsim, kaip pasirinksim, nes galime rinktis. Nenorėti, o rinktis tą turėti, nes norėti ir turėti nėra tas pats. Kai rinksimės būti geros nuotaikos, kai rinksimės vis dėlto save įkvėpti, nors nieko nėra blogo, kartais ir paliūdėti šiek tiek, nėra nė vienos blogos emocijos, tiesiog turime suprasti, kad į tas mūsų vadinamasias neigiamas emocijas nereikėtų sutelkti per daug dėmesio, nes į tai, į ką mes sutelkiam dėmesį, arba tai, ko bijome, arba tai, ką smerkiame, arba tai, ko nekenčiame, mes pritraukiame. Todėl, kad dauginame to. Ten, kur mūsų dėmesys, mes to dauginame. Todėl geriausia, kada pagauna įkvėpimas, susirašyti visą sąrašą dalykų, kurie jūs įkvėpia. Aš esu susirašiusi, kokie pratimai mane įkvėpia, kokios knygos, seminarai, žmonės, pasivaikščiojimas, muzika, kokie tapingai, kokios meditacijos ir taip toliau. Visą sąrašą esu susidariusi, kas mane įkvėpia. Ir tom liūdnumo akimirkom aš bent vieną renkuosi, kad užburčiau save, įkvėpčiau save ir tada po truputį vėl pakyli. Randi ir gerą žodį, kokį pasakyti, nebepritrūksti, nes pasakyti gerą žodį irgi, dosnumą žmogaus rodo, vidinį turtingumą, nes dažnai mes bijome pasakyti gerą žodį arba iš vis tokojame, arba neįsiklausome į kitą žmogų ir net neįsiklausome ir nepamatome vis dėlto gerų dalykų. Labiau esame linkę pamatyti blogus arba tuos, kurie skaudina. O pasistengim pamatyti vis dėlto gerų dalykų. Ir žmogų, pavyzdžiui, kurį pasitinkame, kuris mums nelabai patinka, kuris mus erzina, ar tai būtų darbe, ar namie, ar kokioje aplinkoje, bet turit po tokį žmogų, kuris jums, jo savybės erzina, jo gyvenimo būdas erzina. Kiekvieną kartą atraskite po vieną savybę gerą to žmogaus, gerą. Ir pasakykit būtent tą gerą dalyką tam žmogui. Ne kad, tu ir vėl ten, sakykime, grįžai labai vėlai ir tau nerūpi čia, kad aukšta vakarienė ir taip toliau. Galite visai kitaip įkvėpti tą žmogų ir pasidžiaugti kokiu nors dalyku, kuris sutrikdytų tą įprastą tvarką. Sutrikdytų ir žmogų taip pat, sakytų, palauk, kažkas čia ne taip, ar ne? Ir išjudintumėt tą įsuktą inercinį ratą, sutrikdytumėte ir užsuktumėte gerąjį ratą, vis atrasdami kažką gero, nes turtingas žmogus visada ras gerų, šmaikščių dalykų, išradingai, kažkaip kūrybiškai pasakyti nemalonius dalykus, linksmai arba aišku, kad žmonės, mūsų artimi žmonės turi žinot, kas mus erzina ir kas mus pykdo, be jokios abejonės. Ir sąmoningi tokie pokalbiai patys nemaloniausi
rodo žmonių brandumą. Jeigu jie geba pasikalbėti apie jiems nemalonius dalykus, tai jie gebės išgyventi ir pačius gražiausius dalykus. Tai nebijokite kalbėtis apie nemalonius dalykus, bet, kaip sakau, taip pat ir pastebėti, kuo daugiau tų dalykų, kurie jūs jungia, o ne skiria. Kai žmogus eina su vidinė atsakomybė į išorinę atsakomybę, tada ir ima sektis. Nes būtent, kaip ir sakiau, vidinė atsakomybė lemia sėkmę. Ir rezultatą, žinoma. Išorinė atsakomybė tai yra atsakinga už veiksmą, daryti, nes pareigos visokie įsipareigojimai, taisyklės, laikytis taisyklių, paklusti, būti nuolankiems, įtikti, įrodyti, kovoti ir taip toliau. O vidinė atsakomybė jau yra mūsų vidinės būsenos ir vidiniai poreikiai ir ne tik vidiniai poreikiai, jų patenkinimas, apie tai kalbėsim daugiau kalbėdami apie priklausomybės, vidiniai poreikiai, bet ir pasąmoninės tos programos nuostatos, pasirinkimai, vidiniai pasirinkimai, kodėl vienaip ar kitaip jaučiuosi. Nes jeigu man kažkas nepatinka, reiškia, aš kažkur save išduodu. Arba turiu iliuzijų, arba lūkesčių, arba kažkur deleguoju atsakomybę. Mes gimstame, kad išmoktume atsinaujinti, numirti, kad mokėtume gražiai vieni su kitais bendrauti ir išsiskirti. Daug kas tų žodžių nepriima, tos tiesos nepriima, bet pasakysiu irgi tokį paradoksą, jau daug kas ir žinote, kad būtent mirties meditacija, kuri aišku skamba baisiai ir žiauriai, bet iš tikrųjų mirties meditacija labai išlaisvina nuo baimių ir pripratina protą ir kūną, kad pasirinkimų gali būti visokių ir mano valia, kokį aš pasirinkimą pasirinksiu. Aš galiu rinktis ne iš blogiausių variantų, o iš geriausių. Mes prisipratiname mirtį, patį tokį faktą, nes tai nėra kažkoks įvykis, tai yra procesas. Mes mirštame kiekvieną dieną eidami miegoti. Mūsų miršta senoji versija, o ji nenori mirti, todėl mums ir kyla pasipriešinimas, nes išmokti naujų dalykų reikia pastangų, vadinasi, turės būti išgyvendintos tos programos, tos mintys, tos nuostatos, kurios taip šiltai mumyse gyveno iki šiol. Ir buvome vergai savo įpročiams, ar ne? Tai išsiugdyti tuos įpročius, kad jie mums tarnautų, o ne mes jiems, yra reikalų. Tik tai nereikia pulti atsisakyti. Geriau formuluoti yra paleisti tuos nereikalingus įpročius, juos pakeisti naujais. Rinkitės tai, kas jums malonu ir keiskite tai, kas jums žalinga ir kas neatneša naudos, keiskite naujais įpročiais. Pavyzdžiui, užsimanėte vėl eilinį kartą pavalgyti nelaiku ir bet ką, tuo metu bent suskaičiuokite iki 10 ir pagalvokite, o kur man trūksta ryšio su savimi, galbūt su kitais žmonėmis, ką aš čia noriu užvalgyti, kokį atidėliojimą ar kokio ryšio trūkumą. Ir jeigu vis dar norėsit valgyti, aišku, pavalgykit, bet greičiausiai valgyti nenorėsit, kaip tik galbūt norėsit prasiblaškyti arba paveikti jums įdomios kažkokios veiklos. Ir taip po truputį nueina užmarštint tie nereikalingi įpročiai. Nepasitikėjimas savimi, aišku, atsiranda, kai pasąmoningai perkeliame atsakomybę aplinkai, nes nėra vidinės atsakomybės. Nes aš taip noriu. Aš noriu, kad kitas būtų kitoks. Aš nusprendžiau, kad jisai tai kažkoks sugedęs, jį reikia pataisyti. Ir jisai netitinka mano supratimo. Vat jis tai turi būti kitoks. Mane erzina, nervina, skaudina, dar ką daro. Tol, kol tuos mygtukus spaudo, vadinasi, vis dar mes tam priešinamės. Nes kai prisiėmame atsakomybę už savo gyvenimą ir nebeieškome kaltų, mus nustoja erzinti, iš mūsų aplinkos netgi pasitraukia tie žmonės arba nustoja erzinti, pasikeičia jie patys.
nustoja erzinti tos savybės, kurios mus erzindavo iki tol, arba iš viso, kaip ir sakau, ateina kiti žmonės į mūsų gyvenimą, keičiasi aplinkybės, keičiasi darbas. Nebijokite keisti savo gyvenimo aplinkybių, situacijų, darbų, žmonių. Nebijokite keisti, nes tai veda, tai yra susiję su jūsų vidinė evoliucija. Kuo aukštesnės jūsų vibracijos, kuo aukštesnio sąmoningumo lygio emocijos, tuo tokių vibracijų žmonės situacijas jūs pritrauksite ir tuo mažiau matysite tos informacijos, kuri yra žemų vibracijų, klampių vibracijų, tų bėdų, gėdų, kalčių, nes kaltė, čia yra kaip narkotikas, kaip gėda, ar ne? Tai tiesiog rodo, kur mes savo neištikimi, kur mes savo meluojame. Nes kaip narkotikas mums patinka, kad mes baustume save ir dar kiti nubaustų. Mes elgiamės taip, kad pritrauktume tokias situacijas ir žmogaus reakcijas arba elgesį su mumis, kad nubaustum. Ne tik tai mes save, bet ir mus dar ir kitas žmogus nubaustų. Tai mes patys prisišaukiam tokias situacijas dažnai. Kai nepasitikit savimi arba kas nors labai nepatinka ir norit pakeisti, visada klauskit savęs, ko ir iš ko aš laukiu, kai nepasitikiu savimi, kam aš deleguoju atsakomybę už tai, kaip jaučiuosi, už tai, kaip gyvenu. Kas turi įvykti, kaip aplinka turi pasikeisti, kad pasitikėčiau. Ir tose gyvenimo srityse, kuriuose labiausiai laukiame, atidėliojame, tai tenais daugiausiai ir turime pasąmoninių tų nuostatų, blokų, kurie mus stabdo ir dėl to priešinamės pokyčiams. O ten daugiausia sėkmingų ir tokių talentų laukia iš tikrųjų už tų blokų. Tiesiog reikia išdrįsti, juos atpažinti ir pakeisti. Pavyzdžiui, savo galite pirmą tokią užduotį padaryti. Kaip suprasti, kas slepiasi už nepasitikėjimo savimi. Va tokia užduotis, kuri leistų jums išsiaiškinti, kaip suprast, kas slepiasi po to nepasitikėjimu savimi. Nes visos priežastys yra tik tai praeityje, pasąmonėje, nes pasąmonė mūsų yra praeitis. Tai yra tai, kas jau buvo įvykę mūsų asmeniniuose gyvenimuose, kolektyvinėje sąmonėje ir taip toliau. Tai, kas jau buvo įvykę. Ir kai ko nors net pažįstame, kai kas nors būna naujo, pasąmonė ima maištauti. Tos programos nuostatos ima maištauti, mūsų protas ima maištauti. Ir kūnas reaguoja ir dėl to atsiranda pasipriešinimas, sako, ne, aš nenoriu keistis, ne, čia gali būti negerai, arba mus gali lydėti skausmas, pavyzdžiui, tai vad nuo skausmo, nuo galimo skausmo, nes praeitie galbūt taip yra buvę kažkam ar ne, ir mūsų kūnai, kolektyviniai kūnai prisimena. Tai va šitą informaciją. Ir dėl to mus nori apsaugoti nuo vienokios ar kitokios nemalonios patirties. Tai dėl to mums neleidžia keistis vienaip ar kitaip. Bet supratus tą, galima pakilti virš tų besišnekančių mumyse balsų, kuris vienas visada palaiko, o kitas ne. Gali būti ir daugiau ten tų balsų. Mes galime pakilti virš jų. Mūsų esybė yra daugiau negu visa tai, kas vyksta mūsų prote. Ir nesirinkti nė vieno to balso ir padaryti taip, kaip mums reikia. Pavyzdžiui, ta užduotis kaip atliekama. Pirmas klausimas, į kurį turite atsakyti, tai pirmiausia, kam perkeliu atsakomybę, kai nepasitikiu savimi. Tose situacijose, kur nepasitikiu savimi. Pavyzdžiui, nepasitikiu savim, kad galiu uždirbti daugiau pinigų, nepasitikiu savim, kad galiu sukurti gražesnius santykius, nepasitikiu savim, kad galiu mažiau dirbti, nes turiu įsitikinimą, ar ne, kad galima tik sunkiai dirbti, tik tai sunkiai dirbant galiu uždirbti. Tai va, pasižiūrėkit, kam perkeliate atsakomybę, kai nepasitikite savim. Antras klausimas. Kas turi pasikeisti, įvykti, kad pradėčiau pasitikėti savimi? Tai pavyzdžiui, pakartosiu klausimą, kas turi pasikeisti, įvykti, kad pradėčiau pasitikėti
savimi. Ir, pavyzdžiui, jeigu aš nepasitikiu, kad galiu kažko pasiekti, aš tada žiūriu, kas turi pasikeisti, kad tą pasiekčiau, ar ne? Pasitikėjimą, pakankamą pasitikėjimo lygį. Turiu nebijoti klysti, pavyzdžiui, ar ne? Turiu nelaukti pripažinimo ir pritarimo. Turiu būti savimi natūraliai. Turiu vengti perfekcionizmo, pavyzdžiui. Turiu siekti paprastumo, nuoširdumo, įsiklausyti į save. Noriu daugiau uždirbti, pavyzdžiui, realizuodama save. Ir taip toliau. Visokių gali būti tokių atsakymų, ar ne? Tada trečias klausimas. O kuo tikiu, kad negaliu to įgyvendinti? Kuo aš tikiu, kad negaliu to įgyvendinti? Galbūt neturiu žinių, ne? Galbūt prarasiu laisvę, jeigu daug uždirbsiu, arba jeigu turėsiu daug pinigų, aš įsivaizduoju, kad turėsiu daug pinigų, pavyzdžiui, kaip ir sakiau, galima tik sunkiai dirbant. Vadinasi, prarasiu laisvę, neturėsiu laiko savo mylimiems žmonėms ir savo, ir dėl to mano kūnas gali priešintis, todėl kad protas taip galvoja. Galbūt aš galvoju, ar ne, kad kuo tikiu, kad neįmanoma daug uždirbti, arba tikiu, kad pavyzdžiui, turtingi žmonės yra blogi žmonės, kad turtingi žmonės yra pikti žmonės, negailestingi ir dar kokie nors, kad pinigai yra blogis ir panašiai. Žodžiu, žiūrėkit, iš kokių istorijų ateina ir iš kokių laikotarpių gyvenimo ateina visokie blokai ir įsitikinimai, o kodėl jūs negalite to įgyvendinti ir dėl to ten toj vietoj nepasitikit savim ir nenorit to, nes kūnas automatiškai, kaip sakau, priešinasi. Kur patikėjau, kad negaliu, ar ne? Iš šablonų, iš mokyklos, iš tėvų, iš giminaičių, iš aplinkinių, iš visokių standartų šablonų. Tai va šitokius įsitikinimus įvairiose srityse, kurios jums yra svarbios, susirašykit. Ir tada jau tas paskutinis 4 klausimas, o kas atsitiks, kai pavyks? Ir irgi pasirašykit atsakymą į šį klausimą. Aš, pavyzdžiui, pasirašiau, kad gerai jaučiuosi, kai uždirbu daug pinigų ir pasitikiu savim. Ir gerai jaučiuosi, kai galiu ir kai pavyksta. Gerai jaučiuosi. Tada pereinate į klausimus, ką aš galiu padaryti, kas priklauso nuo manęs, žingsneliais mažais, bet irgi apie tai dar kalbėsime. Mažais pažingsniukais, todėl kad kuo didesnis tikslas, kuo stambesnis tikslas, tuo labiau mūsų kūnas ir protas išsigąsta. Ir tada atrodo, kad tai yra neįmanoma. Ir tas pasipriešinimas dar didesnis. O kai mes išskirstom mažais žingsneliais ir nežiūrim, kas yra ten laiptų viršui, o tiesiog žiūrim tik tai kitą žingsnelį, tada palaipsniui, reguliariai mes disciplinos laikydamiesi, užsibrėžę tikslų, vienus ar kitus dalykus darydami, atsipalaiduodami, savo būsenas lavindami, pasiekėme tai, ko norime. Nes kad pasitikėčiau savimi, pirma, ką aš turiu daryti? Aišku, kad mankštintis, ar ne? Nes tada mano kūnas yra lankstesnis, aš geriau savim pasitikiu. Subalansuoti, pavyzdžiui, mitybą. Nes kiekvienam irgi yra svarbu, kiekvienam įsiklausyti, kada, ką ir kiek valgyti. Būtinai poilsio ir darbo režimas, kad aš geriausiai jaučiuosi, kada einu miegoti apie 10-11 valandą. Kai nueinu vėliau, aš atsikeliu. Ir jeigu tai būna dažniau, aš atsikeliu prastesnės nuotaikos, nes ir mano kūnas atrodo kitaip. Renkuosi taip pat, su kuo bendrauti, kokie dalykai mane įkvepia, tai irgi didina pasitikėjimą. Mokytis naujų dalykų, nebijokite mokytis naujų dalykų iki pat gyvenimo pabaigos. Vienas iš esminių žmogaus jaunatviškumo požymių yra gebėjimas ir nebaimė mokytis tokių dalykų, kurie padeda gyventi geriau. Nereikia bet ko, bet tai, kas jūs įkvepia, kas jums patinka, dėl ko jūs net pametat kitą kartą ir galvą. Nereikia galvos pamesti, bet turiu omeny, kad prarandate laiko nuovoką. Mūsų pasitikėjimas savimi pasąmoningai priklauso nuo aplinkinių palaikymo ir pritarimo bei rezultatų.
dažnai. Atkreipkite dėmesį, kad norime perkelti atsakomybę, ar ne? Laimingi, pasakė kas nors kokią nors repliką ir jau viskas, laimės nebėra, įsižeidėm, užpykom, nepatogiai pasijautėm ir taip toliau. Pasitikrinti galime, ar mūsų laimė yra tvari, ar mūsų ta vidinė ramybė yra tvari, ar labai greitai ją pametam, ar jinai labai labai trapi. Na ir kasgi vyksta, kai savim nepasitikim? Kai jūs nepasitikite savim, aplinka tai užfiksuoja ir nepasitikė jumis. Per įvairiausius dalykus. Kas nors dėl ko nors priekaištauja, kas nors kritikuoja, kas nors nurodinėja, kas nors kontroliuoja, kas nors neklauso kaip tik ir taip toliau. Įvairiausi dalykai, nes kai norite kažką sukontroliuoti, pagalvokit, o kodėl jums taip svarbu, kad jūsų vaikai klausytų? O kodėl jums taip svarbu, kad jūs kas nors palaikytų? Argi jūs darytumėt kažką kitaip? Argi jūs tada nesiklausytumėt savo širdies, nesiektumėt to, ko siekiate ir taip toliau. Tai va, ir tada mes aišku reikalaujame pasitikėjimo iš aplinkos, savo darbais, įrodinėjame, kad mus yra už ką mylėti. Tai va, tai tais darbais mes patys padarome save nelaimingais. Todėl, kad įrodinėjimas atima jėgų, tai atima energijos, kovojimas, įrodinėjimas, įvairios kitos būsenos. Na ir nuovargis, ir hiperaktyvumas, ir nuolatinis veikimas, tas godumas, visko daug. Vangumas taip pat, nusivylimai visokie ir taip toliau rodo, kad turim lūkesčių. Tai va, turime lūkesčių ir dėl to norime įrodyti, kad mes geri. O niekam nieko įrodinėti juk nereikia. Ir ar jūs palaikys ar nepalaikys, svarbiausia, kaip jūs pats jaučiatės. Ar užtikrintai ar ne. Nes kai, ypač moterys, kai jaučiasi užtikrintos, joms ima sektis irgi visur. Todėl, kad jos žino, kodėl daro, kodėl jos tokios mamos šią akimirką, kodėl jos vieną dalyką pasirinko arba kitą ir kodėl būtent taip dirba, kodėl taip atrodo ir taip toliau. Daugybė visokių dalykų žino, ko siekia. Nes ir kai ginamės, teisinamės, tai reiškia, irgi nepasitikime savimi. Kai įrodinėjame, kad ne taip, arba ieškome kaltų, tai va, tai reiškia, nepasitikime savimi. Tai irgi žemina mūsų vibracijas. Na ir kasgi slepiasi už nepasitikėjimo savimi, kai nuolat norime deleguoti atsakomybę kitiems. Tai už viso to slepiasi nenoras keistis. Ir nenoras prisimti atsakomybės už savo gyvenimą, nenoras priimti gyvenimo tokio, koks jis yra, nenoras priimti savęs tokio, koks aš esu ir nenoras priimti kito žmogaus tokio, koks jis yra. Nenoras ir baimė didžiulė rinktis tokius žmonės, su kuriais jaustumės gerai ir patys. Žodžiu, supraskim, kad nėra tokio dalyko kaip charakteris. Nes charakteris tai kas yra? Tai yra tiesiog praeities atkartojimas, kažkokių ypatybių praeities atkartojimas. Nes viso gyvenimo užduotis yra viena iš tų svarbiausių užduočių yra ugdyti savo gerąsias savybės, ugdyti savo charakterį. Ugdyti gerąsias savybės, talentus, skleisti, dalinti su kitais žmonėmis. Pasižiūrėti, kokiomis savo pilnatvėmis galiu sukurti dovanų pasauliui. Ar vienas, ar su kažkuo bendruomeniai, ar labiau kaip vykdytojas, ar labiau kaip iniciatorius pats kūrėjas. Nes šitaip ir kūrėme savo vidinės būsenas, savo gyvenimą, savo išorinį pasaulį, todėl kad išorinis pasaulis yra mūsų vidinio pasaulio atspindys. Jeigu mes manom, kad kažko mums trūksta, pavyzdžiui, meilės, pritarimo, palaikymo, tai pirmiausia, palaikykime patys save. Tai pirmiausia, kai jaučiamės, kad trūksta palaikymo, tai sako stuburą, mankštinkit stuburą, savo kūną, kad nebūtų užspaustas kaklas, pečiai. Pirmiausia, patys save palaikykim. Ir tada mus visą tai irgi palaikys. Kai mes priimsime pasaulį visokį
ir save visokį, tiksliau, kai mes priimsime save visokį, tai ir pasaulis mus priims visokius. Kai mes pasaulį priimsim visokį, tai ir pasaulis mus priims visokius. Tai supraskim, kad svarbu priimti ir save visokį, ir kitą žmogų visokį. Visokį. Kad tai nėra nei gerai, nei blogai. Jeigu jūs pyksta, vadinasi, vidiniai poreikiai kažkokie jo nepatenkinti. Ir jūs galite parodyti, kad žmogau, aš matau tavo pyktį. Gal galėčiau kam nors padėti, o gal kitą kartą užtenka tik išklausyti ir nesureikšminti. Na va, ir kai mes nenorime, kai suverčiam charakterį visą kaltę, sakykime, arba praeičiai, nuoskaudoms, arba ten nenusisekusiam gyvenimui, ar ten tėvams, tai be jokios abejonės, kad suverčiam visą atsakomybę nuo savo pečių kažkam, kad kažkas atsakingas už tai, kaip mes gyvenam ir kaip jaučiamės. Tai va. Nepasitikėjimas savimi yra gero žmogaus kitiems požymis. O tokių gerų žmonių ir mūsų tarpe tikrai yra. Aš buvau vienas iš tų. Buvau gera visiems, stengiausi įtikti. Ypač tie, kurie manipuliuodavo manimi, tai ir bijodavau jų, ir dar jiems įsiteikti norėdavau, ir dar jų palaikymo norėdavau. Tai va, tai pastebėkit, ar jūsų tarpe, jūsų aplinkoje, jūsų gyvenimuose nėra tokių dalykų. Nes mūsų įsitikinimas, kad tik geras žmogus gali būti laimingas, sėkmingas, yra klaidingas. Ir kaip ir sakiau, mes apie tai kalbėsim ypač kitą paskaitą. Nes mums įkalė į galvas nuo pat vaikystės, kad jai, ne tai, kad į galvas, bet savo veiksmais, įvairiais auklėjimu, įkalė, kad jei padarysiu taip, kaip nori kitas, tai būsiu gera. Jeigu aš įtiksiu, tai būsiu gera. Ir mes tai užfiksuojame, kaip įpročių tampa, ir mes gyvenime su šitų įpročių keliaujame. Tokiu būdu meluodami savo ir atstumdami save. Ir jei nepadarysiu gerai, aplinka nieko neduos. Pavyzdžiui, mama nepagirs, tėtis nepagirs, mokytoja ten blogą pažymį parašys. Reiškia, aš negaunu kažko, ko noriu, jeigu padarau ne taip, kaip jie tikisi. Emocijų mes iš viso bijome rodyti, nes mūsų visuomenėje nepriimta yra jausti. Yra nepriimta, mes esame baudžiami už mūsų emocijas. Todėl emocinį intelektą, aišku, reikia lavinti, sąmoningumo lygį, kitaip tariant, kelti, kad gebėtume reikšti tas emocijas, nenuskriausdami savęs. Tai va, ir kai mes buvome išauklėti būti tais gerais žmonėmis, galvojam, kai nebūsiu savim, tai reiškia, kai įtiksiu kitiems, ir užslėpsiu savo emocijas, nedrįsiu sakyti, ką jaučiu, paskui net ir užaugam ir tikrai ne vienas turite savo patirtyje pavyzdžių, kad net nežinot, kaip suformuluoti, ką jūs jaučiat. Tai va, tada galvojam, kad mus mylės, kai esam nesavimi. Ir užsisuka toks ydingas ratas. Ir tada nuolat tikėsime, kad esame blogi. Tai va, nes negauname to, ko norime, ne? Nes aplinkiniai žmonės duoda tik tai, ką patys viduje turi ir ką nori duoti. Įtikti gali kaip tik nori, įrodinėti gali kaip tik nori, kovoti gali kaip tik nori, bet vis tiek per įvairius dalykus. Įrodinėja mane, net ir disertacijos, kaip ir sakiau ne kartą, mano praėjusiuose webinaruose disertacijos gynimas, nors aišku, aš labai išmokau daug svarbių ir reikalingų dalykų mano šiandieniniai veiklai, bet iš esmės principas pats, kad mano disertacijos gynimas buvo dar vienas įrodymas išorinis, kad tėti arba pasaulį mane yra, arba vyrė, mane yra už ką mylėti. Tai jau dabar tikrai yra už ką mylėti. Tai nes aš įtinku kažkam tokiu būdu, kažką pasiekiu išorėje. Svarbu atkreipti tokius dalykus dėmesį, o kamgi aš noriu įtikti ir kodėl, ir suprasime tada, kas mus valdo. Nes tie, kurių mes bijome, ir tie, kuriuos keliame ant piedestalo, valdo mus. Valdo mus, nes mes vienaip ar kitaip norime jiems įtikti. Visiems geras žmogus niekada neturi vidinės atsakomybės. Kas ir yra nesėkmių gyvenime priežastis. Nes geras žmogus dažniausiai nesijaučia pilnavertis, jis turi labai daug nepasitikėjimo savyje.
Jisai gali klausytis pirmo pasitaikiusio nuomonės, kaip turgui. Pirmas pasitaikęs neekspertas, ką nors pasakys ir jisai įsižeis, nusimins, susimažins ir taip toliau. Tai sekime tik tais pavyzdžiais tų žmonių nuomonę, kurių pavyzdžių patys norėtume sekti. Taip pat baimė, kaltė, gėda, ir kaip tik pereisim prie šitų irgi dalykų, yra mandagaus žmogaus požymiai. O paradoksas tas, kad tik būdamas unikalus, laimingas, gali padaryti laimingus ir kitus žmonės. Tada ir imame klestėti. Ir ką reikėtų savo kūnui, kokį faktą ištransliuoti, kad aš noriu ir galiu būti laiminga. Ir jokios aplinkybės to pakeisti negali. Jokios. Atkreipkite dėmesį, kai jūs jaučiatės blogai, kai aš jaučiuosi blogai ir pasaulis atrodo blogas, liūdnas, jūsų valia pasirinkti vis dėlto, kokias būsenas renkatės. Jeigu jūs formuluojate, kad būsiu laiminga tada, kai, arba būsiu pakankama tada, kai, arba būsiu verta tada, kai, tai ir yra ydingas mąstymas, kurį reikėtų performuluoti, keisti. Ir kai pradėsite formuluoti kitaip, kad aš esu laiminga jau dabar, kad aš esu pakankama jau dabar, kad aš esu verta jau dabar, nes visko žinau ir moku pakankamai jau dabar, o rytoj mokėsiu dar daugiau ir žinosiu dar daugiau, jeigu įdėsiu pastangų, bet šią akimirką aš esu pakankama. Tai atkreipkite dėmesį, kaip mąstote apie save, apie savo artimą žmogų, apie darbdavį, apie pinigus, apie kitus daiktus, savo materialias gėrybės. Ką jūs apie juos galvojate? Kaip juos laikai, pinigus, pavyzdžiui, laikot, kur juos laikot, ar žinot, kiek jų turit, ar įvertinat savo darbo valandos, pavyzdžiui, kainą ir taip toliau. Tai net sako, sulankstytus pinigus, kai suglamžytus laiko, tai irgi nepagarba pinigam, bet apie pinigus irgi šnekėsime atskirai, apie įsitikinimus kalbėdami. Tai žodžiu, tokie dalykai irgi yra svarbus. Pastebėkit, kaip jūs gyvenat, kokioje aplinkoje ir ko daugiausiai jūsų yra aplinkoje. Pavyzdžiui, ar galimybių, pinigų, ar bėdų, ar rūpesčių, ar daug darbo, ar toksiškų santykių, ar maisto nekokybiško, ar antsvario, ar kelionių, pavyzdžiui, ar trūkumo, laiko trūkumo, poilsio trūkumo ir taip toliau. Ko yra daugiausia, reiškia, jūsų vertybės, tos tikrosios, kurių jūs neįvardinat, yra tai, ko daugiausia jūsų gyvenime yra šiuo metu. Tai reiškia, jūs tai vertinate labiausiai, nors galbūt sakote, kad jums šeima yra vertybė, bet galbūt vis dėlto jūsų vertybė yra persidirbimas, darboholizmas, nepoilsis, kitokie trūkumai ir, žodžiu, patys savo meluojat. Tai atkreipkite dėmesį, kur sutelkėt dėmesį, nes viso to daugėja. Viena iš užduočių, kurias rekomendavau ir praėjusiais kartais ir dabar, kiekvieną mielą dieną bent apie savaitę stebėkite. Prisisukit geriausią laikrodį, kas maždaug 2-3 valandas. Norit ir dažniau, turėkit ko užsirašyti arba diktofoną į ką įsirašyti, kad nepamirštumėte per dieną. Įsirašykit, ką tuo metu jaučiat, kokios mintys jūsų galvoje tuo metu, kokia jūsų būsena. Ir užsirašykit, susirašysit tas būsenas po savaitės į vieną lapą ir jūs pamatysite, kuo jūs gyvenate, ko jūs dauginate. Nerimo, baimės, kaltės, kaltinimo, kažko nepasitenkinimo, susierzinimo, vėl kažko nespėjimo, nusivylimų, noro pailsėti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai pastebėkit, ko jūsų gyvenime daugiausia. Tik tada pamatysit, ko dauginate. Nes iš kur jums žinoti, ką jums daryti ir ko jums dauginti, kai jūs nežinot, nepasidarėt revizijos, į ką jūs sutelkėte dėmesį labiausiai. Tai šitą reviziją pasidarykite ir nepatingėkite. Tai
neužtrunka ilgai, prisisukti laikrodį kas 3 valandas nėra sudėtinga ir diktofoną tuo metu paspausti taip pat nėra sudėtinga, jeigu neturite kuo užsirašyti tuo metu. Tai va, ir pamatysite, kuo jūs gyvenate labiausiai pastaruoju metu. Vienais laikotarpiais yra elgiamasi vienaip, o šitų, pavyzdžiui, laikotarpių jau nereikalaujama, bet mums reikia išmokti naujų dalykų ir išsiugdyti naujas kažkokias patirtis, naujas savybės, ypatybės, kurios padėtų atskleisti mūsų talentus ir galėtume kurti tas pilnatvės dovanas savo ir pasauliui. Tai kol mes esam susitapatinę su tai, kas yra ne mūsų, su tom nuostatom įvairiausiam, kurios yra žalingos mums ir nepadeda kurti kokybiškesnio gyvenimo, tol irgi nepasiekime norimo rezultato. Nes tą rezultatą, kurį dabar turime, tai jūs žinot, kodėl turime. Todėl, kad mąstėm iki šios akimirkos būtent taip ir ne kitaip. Nes nuo mūsų mąstymo visa kita dėliojasi, eina jausmai, emocijos, veiksmai, įpročiai, gyvenimo požiūris, pasirinkimai darbų, artimųjų ir taip toliau. Kas rodo, kad turime perdėtų reikalavimų savo. Tai pirmiausia, galvoje sukasi milijonas minčių dažniausiai. Būna sunku išreikšti savo nuomonę, nes dažnai jie net ir abejojam, nežinom kaip daryti, ką daryti. Apleisti asmeniniai poreikiai. Taip pat instinktai, nes, sakykime, maistas, pavalgyti maisto tinkamų laiku, čia irgi yra instinktyvūs poreikiai, į kuriuos reikia atsižvelgti. Jeigu visą tai ignoruojam ir kūnui neduodam, jisai ras būdų, kaip tą pasiimti per destruktyvius dalykus. tą malonumą, tą reikiamą poreikį pasiimti per kitus dalykus. Bet apie priklausomybės kalbėsim kitą, kaip sakiau, kartą. Tada, kai perdėtų reikalavimų savo turime, polinkis persidirbti atsiranda, perdėtas jautrumas būna, lengva išmušti iš vėžių, įsitempę pečiai būna, žiūrėkit, ar nesat įsitempę. Nuolatinis nuovargis kamuoja ir taip toliau, bet čia tikrai keletas požymių, kad keliam savo ir pasauliui per didelius reikalavimus. Apie sprendimus, nes tai irgi yra labai susiję, kur ištaškome energiją. Kai energijos daugiausiai išeikvojam elementariems buitiniams dalykams, tai yra mažos rizikos sprendimai, ką apsirengti, ką pavalgyti, ką pasakyti, kaip aš atrodau ir taip toliau ir panašiai, tai yra buitinio lygio sprendimai, kurie ištaško labai daug mūsų energijos. Žiūrėkit, kur per dieną susitelkėt, ar ne? Vidutinės rizikos sprendimai jau yra ten, tokie dalykai, kai mes jau investuojame į kažką. Čia jau daugiau yra atsakomybės ir energijos reikia daugiau, ar ne? Bet jos ištaškome mažiau. Trečias lygmuo, kur reikia ypač daug energijos ir jau gebėti tą energiją sutelkti, nes jeigu ištaškom pirmo lygio sprendimams, mums trečio lygio sprendimams tiesiog nebeužtenka tos energijos, tai trečio lygio sprendimai yra jau aukštos rizikos sprendimai. Tai yra tai, kas keičia mano ir kitų gyvenimą. Tai ir skyrybos, ir vedybos, ir darbo keitimas, ir namų pirkimas ar statymas, žodžiu, darimas tokių dalykų, kas įkvepia kitus žmonės. Nes kai jau perinam į trečio lygio sprendimus, energija daugėja kvantiniais šuoliais, nes mes esame aukštesnėse vibracijose. Tai va, žiūrėkit, kur ištaškote vis dėlto energiją, jeigu per mažai, sakykime, dirbu, bet pinigų kaip nėra, taip nėra, ne? Tai pasižiūrėkite, į kokius smulkius dalykus jūs taip susitelkėt, kad nedarot kažkokių tai didesnės rizikos sprendimų, kur jūs nenorit atsakomybės prisijimti ir kažko sukurti naujo, tai, kas jūs įkvepia ir įkvepia kitus, ir tai, kas keičia jūsų gyvenimą ir kitų gyvenimą. Taip. Taip, dėl vidinės dabar laisvės būsenos norėčiau pakalbėti, kad kaip sakiau, nėra negatyvių ir nenegatyvių kažkokių jausmų. Visi jausmai yra mums reikalingi, emocijos visos yra mums reikalingos, nes mes esame nedalomas komplektas ir mūsų operuoti ir kažkaip pakeisti, taisyti tikrai nereikia.
tiesiog gebėkime išgirsti ir pamatyti savo emocijos ir kas už to slepiasi, kokie lūkesčiai galbūt. Jeigu tai yra nemalonios emocijos ir nusivylimas aplanko, tai vadinasi, turėjome kažkokių lūkesčių, kažkam delegavome atsakomybę, ar ne? Neįvertinome galbūt kažko ir taip toliau. Arba galbūt neišmokome kažko pamokos ir panašiai. Įvairių gali būti priežasčių. Tai aš vadinu negatyviom tas emocijas, kurios mus tempia žemyn ir kurios kelia lūkesčių visokių susijusios su lūkesčiais, nusivylimais ir taip toliau. Tai yra, kaip ir sakiau, kaltė, gėda, baimė, apatija, išdidumas, pyktis, nors pyktis yra jau aukščiau už baimę. Ir kaip pakylam į pyktį, jau nuo pykčio į išdidumą ir į drąsą jau nedaug žingsnių tai reikia. Tai va. Tai negatyvių jausmų paleidimas, integravimas, atpažinimas, kokių aš dalių nepriėmiau savyje, pakeičia gyvenimą. Ir tą sakau ne tik savo, bet 100 000 žmonių pavyzdžių. Laimę, tą tikrą laimę, tą vidinę ramybę randame viduje ir išorėje jos ieškoti nereikia. Meilė, ar ne? Vat meilė yra būsena, net ne emocija, tai yra būsena, kurioje telpa viskas. Ir jeigu esame meilėje, tai visos tos negatyvios emocijos nuo kitų žmonių sklindančios, jos atsimuša į meilę ir transformuojasi, nepaliečia to žmogaus. Nes meilė nėra tai, ką mes įsivaizduojame šiuolaikinėje visuomenėje. Mes galvojam, kad meilė tai yra tiesiog įsimylėjimas. Įsimylėjimas, kad kai myliu žmogų, žodžiu, tik tada, kai jisai elgiasi taip, kaip aš noriu. Meilė yra daug daugiau. Meilė yra daug daugiau. Kuo mažiau esame priklausomi nuo išorinio pasaulio, tuo daugiau laisvės įgyjame. Tai yra, kai prisijamame vidinę atsakomybę už tai, kaip mes jaučiamės, už tai, kaip mes kūrėme savo gyvenime, už tai, ką mes veikiame, kokių įpročių turime, kokių įsitikinimų nuostatų turime, tuo mažiau priklausome nuo išorinio pasaulio, nes pamatome, kaip visas mechanizmas veikia ir atpažįstame, ką toliau galime padaryti. Ar iš viso reikia ką nors daryti. Nes buvimas yra labai svarbu. Ne veiksmas, kaip sakiau, ne nuolatinis veiksmas, bet buvimo džiaugsmas. Nes jeigu darome tik tai veiksmą be buvimo džiaugsmo, tai veikia ne taip, kaip mums norėtųsi. Ne? Rezultatą gausime ne tokį, kokio norėtume. Todėl labai svarbu, kai veikiate kažką, žiūrėkite, iš kokios būsenos, iš kokio ketinimo veikiate. Kokie laisvės požymiai? Tai yra, kas rodo, kad esate laisvas. Tai kai žmogus būna kupinas energijos, entuziastingas, pilnas gyvybinių jėgų, gyvenimas teka paprastai ramiai, nereikalauja iš mūsų didelių pastangų, kažką įrodinėti, daryti, kaip sakau, kovoti, bėgti, ar ne? Tai yra vienas iš vidinės laisvės požymių, kai gyvename gana ramiai. Daugiau nieko nebedarome iš aukos pozicijos ir nesakome, kad aukojamės dėl kitų. Tarnaujame žmonėms. Kai tarnaujame žmonėms ir mūsų motyvas yra meilė, irgi rodo vidinės laisvės požymis. Kai esame laisvi nuo problemų, nes tai mums jau nebe problemos, o naujos galimybės. Negalvokite, kad žmonės, kurie labiau save pažįsta, kurie eina sąmoningumo keliu, dvasingumo keliu, neturi gyvenime problemų. Jie turi jų dar daugiau, nes jų asmenybės mastas yra didesnis. Jie daugiau pakelia iššūkių įvairių, atsakomybių įvairių. Bet jie žiūri į tai ne kaip į problemas, o į galimybę, dar vieną galimybę pakilt laipteliu aukščiau. Ir dar vienas svarbus požymis yra, tęsiame paleidimo procesą, emocijų paleidimo procesą. Emocijų integravimo procesą, apie kurį pasakojau praėjusiuose webinaruose ir stovyklose, esu daug pasakojusi. Ir prieš mus kiekvieną dieną atsiveria nauji
aspektai, nauji stebuklai, naujos, kaip sakau, perspektyvos ir galimybės. Leiskit iš savęs išleisti tai, kas užstrigė, tą užstrigusią energiją, kad vėl energija tekėtų laisvai, kad galėtumėte gyventi tai, ką galvojat, tai, ką jaučiat ir tai, ką darot, sutaptų. Kad nereikėtų meluoti, kad nereikėtų išsisukinėti, kad nereikėtų savęs išduoti vėl ir vėl. Nesusiekit savęs su kažkokiu įvykiu, nesusiekit savęs, kad tai esat jūs. Nesusiekit. Tiesiog pyktis irgi nesate jūs. Suprantat? Tai tiesiog ta emocija, kurią jūs jaučiat ir kuri nori jums kažką parodyti. Gal kažkokio savo instinkto ar kažkokio poreikio neįgyvendinot, kažko nepadarėt, ką norėtumėt padaryti ir dėl to perkelėt atsakomybę kitam žmogui ir pykstat ant jo, kad jisai čia kaltas. Tai pasižiūrėkit. Į ką dar siūlyčiau atkreipti dėmesį? Tai, kas jums yra sveikata, kas jums yra pinigai, kas jums yra ramybė, kas jums yra saugumas, kas jums yra savigarba. Pinigai yra tiesiogiai susijęs su savivertė, savigarba, o savivertė yra susijusi, pavyzdžiui, su mityba. Tai pažiūrėkite, ką valgot, kada valgot, kodėl valgot, kaip valgot. Visus šitus dalykus pastebėkit. Užsibrėžkit savo tikslą šią savaitę pastebėti, kuo jūs gyvenat, ką mastot. Kai mus legia kaltės jausmas, tai pasąmoningai norime sulaukti bausmės ir protas tą bausmę pritraukia. Nes mes taip spinduliuojam tokią energiją ir tuose dažniuose būnam, kaip sakau, radijo imtuvas, galima įsijungti bet kokį kanalą, bet tą, kurį įjungime, to ir klausomės, tą gyvenime ir pritraukiame, suprantat. Protas įsikalba į ligą, kad nubaustų kūną, bet kai kaltės jausmo nebelieka, tai tos bausmės tampa nebereikalingos. Nes mes dažnai, pavyzdžiui, susirgam dėl to, kad mūsų kas nors pagailėtų, mums reikia dėmesio, energijos iš kažko kito, pavampiruoti, gauti mums norimais būdais ir taip toliau. Ir nesame apsisprendę, o ką mes veiksime, kai būsime sveiki, dėl to galime nepasveikti ilgesnį laiko tarpą. Tai žinokim, kad su mūsų mąstymu yra susiję daugybė gyvenime dalykų. Laimė nėra tikslas. Ir supraskim tą, kad būti laiminga. Mes patys pasirenkame būti laimingi ar nelaimingi. Mes galime sunkiausiose situacijose pasirinkti būti laimingais. Ir kad mes ir tai galime patirti. Kad mes ir tame galime būti. Tai laimė yra būti geriausia tą savo versiją, vis geresnė ir geresnė, nes tai yra nuolatinis, nepertraukiamas procesas. Kas žudo, tai lyginimasis su kitais ir būtinai noras daryti taip, kaip kiti daro. Atsakomybės delegavimas, aišku, ir pirminiai vaidmenys. Pirminiai vaidmenys yra svarbesni negu antriniai. Jeigu aš esu mama savo vaikams, tai pirmiausia, aš turiu būti mama savo vaikams, o ne draugė. Jeigu aš esu žmona savo vyrui, tai pirmiausia turi būti žmona savo vyrui, o ne kokia nors direktorė nurodinėjanti, kaip tu turi elgtis. Jeigu aš esu dukra, tai aš myliu savo tėtį ir mamą tokius, kokie jie yra tėtis ir mama ir duoda geriausia, ką gali. O neturiu jiems nurodinėti, kokie jie turi būti vyras ir moteris. Ir visokie nesusipratimai, tai yra komunikacijos stoka. Ir kai vyksta ta komunikacijos stoka, tai ir vyksta visokių nepageidaujamų, sakykime, dalykų. Kad išmoktume komunikuoti kokybiškai ir kad tų nesusipratimų būtų vis mažiau. Menkiausia smulkmena išmuša būna, kad mus iš vėžio, ne? Tai kad jeigu išmuša mus iš vėžių menkiausios smulkmenos, tai vadinasi, mus valdo išoriniai dalykai ir mes neprisiemam savo vidinės atsakomybės už save, už savo mintis, veiksmus, jausmus ir taip toliau.
Tai va. Ir kai sąmonė pasiekia jau drąsos ir aukštesnius lygius, tai veiklos motyvas tampa jau ne išlikimas, nes 80% žmonių išlikimas, išlikimo motyvas yra pats pirmasis, bet jau svarbus tampa savęs realizavimas. Būtent talentų, būtent tų gerųjų savybių ugdymas ir taip toliau. Ir dirbame ne tam, kad dirbtume, o dirbame dėl to, kad negalime neveikti šitos veiklos, jį mus džiugina ir mes jie dirbame su džiaugsmu iš meilės. Ir dirbdami nekonkuruojame jau tada, o vyksta bendradarbiavimas, jau vyksta ieškojimas naudingų sprendimų sau ir žmonijai, didesniam ratui būriui žmonių. Tikras pokytis vyksta tada, kai pamatome priežastis, kodėl tai vyko ir ko mums reikia išmokti, arba ko tai mus pamokė jau galbūt, ne? Arba ko aš turiu dar vis išmokti, o galbūt tik tai atsipalaiduoti, man te trūksta. Tai va, tai tik tai, kai dirbame su savimi, tai yra atliekame tuos namų darbus, kurių labai visi nenori, bet iš tikrųjų jie ir atneša tą didžiausią proveržį per sakykime, malonumą, o ne per kokias nors gyvenimiškas, nemalones situacijas, ne per avarijas, ne per ligas, o per darbą su savimi, tai yra geranoriškai. Tai va, tai kai nedarome to geranoriškai, mūsų gyvenimas vis tiek priverčia tą padaryti vienaip ar kitaip. Ir santykiai turi nepaprastą vertę, net jeigu jie yra ir nesklandus. Mes juk intuityviai pajuntame, ar ne, kai kitas žmogus geras, ar pyksta ant mūsų ir taip toliau. Tai tiesiog kvantinės fizika, čia nieko nėra stebuklingo, taip tiesiog veikia sąmonės dėsnis. Netgi ir neišsakytos, dėl to neišsakytos nuostatos ir mintys veikia kitus žmonės išorę, ar ne, mes spinduliuojame tą energiją ir nuskaito tą informaciją kiti žmonės ir per savo veiksmus, patys to nesuprasdami, mums įrodo, parodo. Tai va, suspaudžia tuos reikalingus mygtukus, kaip sakau. Todėl labai svarbu higiena, minčių higiena, žodžių higiena, apie save, apie artimą, kaip sakiau, apie visus kitus aplinkinius žmonės. Tai va, apie šalį, apie gamtą, apie viską. Išorinis skurdas kyla iš vidinio skurdo. Kaltės jausmas, gėdos jausmas, nuolatinė baimė, tai yra skurdo, vidinio skurdo požymiai. Baimė jaučia, aišku, visi. Visi, tik tai ne visi renkasi, kad baimė sustabdytų. Jie vis tiek eina ir daro tai, kas jiems svarbu, kas būtina. Vienas iš neįsisąmonintų kaltės tikslų yra išvengti išorinės bausmės, kad galėtume nubausti save patys. Ir kai viešai prisipažįstame, kad esame kalti, tikime sulaukti atleidimo. O kartais siekime ir nubausti save patys ir sulaukti dar bausmės iš išorės. Pavyzdžiui, kai jaučiamės pasąmoningai kalti, mus kiti smerkia, menkina ir prikaišioja. Ir dar plus savo menkumą per kitą žmogų dar labiau sustipriname. Sulaukiame bausmės ir iš išorės. O kai jaučiame savo menkumą, tai reiškia, kad save jau nubaudėme. Jeigu bendraudami su žmonėmis jaučiamės kalti ir menki, jie savo pastabomis ir elgesiu patvirtins, kad būtent tokie ir esame. Išorinis skurdas, kad ir koks jis būtų, kyla iš vidinio skurdo, kaip sakiau, ir vidinės atsakomybės už save neturėjimo. Tai yra vidinės atsakomybės už savo būsenas, jausmus, neprisijėmimas. Savęs nuvertinimas, menkinimas, kaltinimas, gėdinimas, neapykanta, išdidumas, baimė, apmaudas, apatija ir panašiai. Visa tai yra vidinis skurdas. Kai neprisėmame vidinės atsakomybės. Patys kurti meilę, džiaugsmą, laimę, pasitikėjimą. Jeigu norime, kad kiti žmonės liautųsi mus kaltinti ir smerkti, mums priekaištauti, mus menkinti, prikaišioti, turime išjausti, kas mūsų nebetenkina, priimti kylančius jausmus, padėkoti ir nesitapatinti.
paleisti iš savęs kaltę ir visus su jie susijusius jausmus. Kai juokėtės su jumis, juokėsi visas pasaulis, o kai verkite, dažniausiai verkite vieni. Taigi, kai būname apatiški, žmonės nuo savęs atstumėme. Todėl mums nenaudinga būti apatiškiems. Kaip sakiau, tą sąrašą, kurį pasidarote, kas jūs įkvepia, ką žingsnelis po žingsnelio galite padaryti, kad atsistotumėte ant kojų, kad būtų pasiekta ta būsena, kuri jūs tenkina, tai kelkite save į tą lygį. Kelkite į tą lygį ir išeisite iš apatijos būsenos. Apatija irgi užpuola ir visos tos kitos ar ne žemos emocijos yra tada, kada mes nematome kitos medalio pusės. Visada baimė eina su drąsa. Jeigu esame labai drąsūs, tai ir kažko labai stipriai bijom, tik tai ne baimė renkamės, o drąsą. Kai nukreipiame kaltę nuo savęs ir perkeliame ją į išorę, iš karto save irgi apribojame ir atimame iš savęs galimybę augti. Augti, tobulėti. Susitaikę su aukos vaidmeniu, pripažįstame, kad esame bejėgiai ir pažeidžiami, o tai yra ydingas mąstymas. Tai pagrindiniai apatijos ir depresijos komponentai. Tai va, kai patys savo prisikalbam tokių dalykų, kuo kūnas mūsų patiki. Kad ir kokios būtų aplinkybės, kad ir ką mums padarytų kiti žmonės, galime sąmoningai prisijimti atsakomybę ir nieko neapkaltinti. Ir net nesvarstyti, kas yra teisus, o kas ne, net jeigu ir turime tam realų pagrindą. Kaip galime neapkaltinti kitų, taip galime neapkaltinti ir savęs. Aišku, mūsų prote veikia programa, kuri verčia mus visada ieškoti kaltų ir neprisijimti atsakomybės. Tai yra, kaltinti išmokstame dar vaikystėje kaip inkvizicijos liekanos. Kai kaltiname kitus arba kad ir save, ar ne, mes paslėpėme tokiu būdu kažkokias tai savo savybės, neigiamus bruožus. O kaltinimo priešybė yra atlaidumas. Kai žmonės atleidžia savo pirmiausia, nes tuo momentu jie elgėsi ir jautėsi tobulai, kaip galėjo pagal savo tuometinį mąstymą, atleidžia savo protui už nežinojimą tuo metu, nes mūsų protas yra ribotas, tuo metu buvo ribotas, jisai vis plečiasi. Ir pagal tą ribotą protą mes pasielgėm vienaip arba kitaip, jautėmės vienaip ar kitaip, todėl tai lieka atleisti savo, nes mes visada esam pakankami ir, tobuli Dievo kūriniai. Tai tamsa yra kaip šešėliai, kaip mūsų vidinis vaikas nepamatytas, tos emocijos, jos nori būti pamatytos, išjaustos, pajaustos, išgirstos. Leiskit savo jas įvairiais būdais iš savęs užspaustas išleisti. Tas tamsius šešėlius visus lygiai taip pat. Jeigu norit išsidaužyti, agresijos mes juk irgi turim. Norit išsidaužyti, tą galima padaryti per sportą, tą galima per išsiriekimą padaryti į pagalvę, į kitus patogius paviršius, kad nesusižeistumėte. Galime išsiriekti ir tą daryti reguliariai, kurį laiką, aš dariau ne mažiau kaip 21 dieną ir daugiau, ir galiu pasakyti, kad tai stebuklingai veikia. Lygiai taip pat ir gulėjimas vonioj, nes vanduo yra to šaltinio Dievo vibracijų ir padeda mums susilygiuoti su tomis aukštesnėmis vibracijomis, buvimas prie vandens telkinių, vaikščiojimas gamtoj, atsipalaidavimas, visiškas pasimėgavimas ir savęs pajautimas, vien tik sėdėjimas, vien tik gulėjimas, vien tik stebėjimas yra vibracijas keliantis dalykai. Tai va, bet apie tai sakau, dar vardinsiu, kokių tų dalykų visokių yra.